Tai tada iki. Viso gero. Dabar yra 2 nakties, atskridom į Barceloną ir už kokių 5 valandų tik turėsim sekantį skrydį. Tai čia tiems, kas klausia, kaip ras pigius bilietus, o tokiais durnais keliais keliaut. Šiaip standstill vibai kažkokie, nežinau, ar čia pavyks pamiegot. Control tus pertenencias. Please do not leave your baggage unattended. Atvarėm į Las Palmas, į sostinę, Gran Canarijos. Tai nežinau, kažkaip Santa Cruz, kas yra Tenerifės sostinė, buvo malonesnis. Buvo gražesnis, tvarkingesnis, čia kažkaip ir oras, ne kažką. Visi sustriukėm, žinau, nes, apart šito, o šiaip visi sustriukėm. Vadinasi, atvažiavom į kurortą. Va, aš su savo paltu, su Maksimo marškiniais. Meanwhile, Maksimas, va taip, su trumpom rankovėm. Aš juokauju, kad jis kaip britų turistas atrodo. Nes čia yra mūsų viešbutis, tik pažiūrėkit, koks vaizdas. Šiaip, nežinau, galvojau, ten bus terasa, bet negalima ten, tai eina, wow. Ir viešbutis kainavo gal virš 50 eurų. Žinoma, mes neturim savo privačios vonios, bet nublemba su tokiu vaizdu. Opa, kas čia? Kas čia vyksta? Dabar vaikščiojom senamiestį, tai čia visiškai kitoks vibas nei ten, kur vakar buvom, nes vakar atvažiavom į naujesnę miesto dalį. O tai čia toks istorinis vibas, pastatai išsisaugojo, taip. Atvažiavom su autiku tiesiog iš miesto į tokį apžvalgos tašką. Čia kažkaip į Lotynų Ameriką mums panašu yra. Nežinau, kaip iš tikrųjų. Kad pigiai su autobusais važiuot, vos už 5 centų, tai reikia tokiose stotelėse, būdelėse, specialiuose nusipirkti kortelės. Ir tada, o jei be jų, tai išeina, nežinau, kokia 1,5 euro už vieną kelionę, o taip, su ta kortelė 50 centų, tą kortelę galima naudoti 2 žmonėm, nežinau, gal ir daugiau.
ir atvažiavom pažiūrėti saulėlydį į tokį apžvalgos tašką. Nežinau, gal ir įmanoma keliaus Kanaruose su autobusais, nes kaip ir yra viešasis transportas, bet ar ant tiek gražu būtų? Nežinau. Visiems labas rytas. Žiūrėkit, kokie fancy pusryčiai. Kas čia? Kava, sultis ir... Tik pažiūrėkit, ten papajos auga. Čia plantanai. Čia yra tokia bananų rūšis, kurios galima kepti. Nu ir žinoma, kalnai. Ten baseinas, kuriame nelabai pavyks pasimaudyti, nes nešildomas. Bet gal. Ten kažkur kavos plantacija, kurią aplankysim šiandien. Oi, šiandien, rytoj, nesvarbu. Čia pakeliu iš Le Aldėja į Mogan. Yra tokia, nežinau, olos dalis, kurie natūraliai susiformavo, tokia spalvota. Primena man kaip Peru būna yra tas kalnas populiarus. Žiūrėkit, čia toks pėsčiųjų takelis, kaip matot, nelabai jis platus vienam žmogui. Ir čia priartinam mašinos dalis tiesiog. Tai čia nežinau, panašu, kad nuo to kelio nukrito. Nors jis ten, truputį platesnis nei čia, bet, žiauru tiesiog. Žodžiu, ne viskas eina pagal planą. Pavogė iš manęs pinigus, visus mano pinigus. Tai aš paskutinį kartą pasiskusiu ir paleisiu tą situaciją. Buvom kalnuose, ir ten yra daug visokių apžvalgos taškų, apžvalgos aikštelių. Tai mes sustojom vienoj. Ir mes išlipom iš mašinos ir ten jau buvo kažkokia para, mergina su vaikinu, jie ten jau fotkina viską, tai jie ne ką tik ten atvažiavo. Tai žodžiu, mes išlipom iš mašinos, Maksimas bando užrakinti mašiną, paspaudė kelis kartus ant raktų, bet kažkaip neišgirdom garso. Tai jis manęs paklausė rusiškai, tipo, ar aš užrakinau, bet aš jau tada išlipau iš mašinos ir biškį tinkėjau patikrint, ar jis užrakino. Tai aš ir nepatikrinau. Ir sakau, tipo, ai, tai gal. Tai tada mes nuėjom ten pasivaikščioti, ten tą vietą, kur rodžiau mašinos likučius, kur mašina nukrito nuo kalno. Tai mes ten pasivaikščiom kokias 5-7 minutės, po to grįžtam ir einam ties savo mašinos, o ta para eina į mūsų linkmę. Tai tipo nuo mūsų mašinos, bet jie ten nebuvo prie pat mūsų mašinos, tai mes nieko nepagalvojom, nieko nepasakėm jiem. Bet Maksimas sako, tipo, o jie vis dar čia, tipo keistam. Buvo mieste ir man reikėjo sumokėti grinais, tai paėmiau piniginę, ištraukiau iš tašės, o tašė visada buvo prie manęs, tai tada, tik mašinoje palikdavau. Ir tą kartą, kai buvom toje apžvalgos aikštelėje, irgi palikau ten. Tai žodžiu, imu piniginį ir kažkaip jau labai lengva, nesijaučiu ten svorio jokio, o aš ten turėjau monėtų, galvojau, kad turėjau monėtų. Tai žodžiu, atidarau, yra visos kortelės, IT kortelė, bankinės kortelės, bet nei vienos monėtos, nei vienos kupiūros, tai ten buvo gal kokie 45 eurai, gal biškį daugiau. Tai žodžiu, mes pradedam galvot, kur tai galėjo įvykti, nes, sakau, visada rankinė prie manęs. Tai ir tada Maksimas sako, kad, tai ta para, jie kažkaip labai keistai šypsojosi, kai ėjo, kai mes ėjom prie mašinos, jie ėjo ant mūsų, tai, jie keistai šypsojosi, keistai atrodė. Tai panašu, kad jie ir pavogė, tai blėt. Bet kaip taip atsitiko, nežinau, kad pavogė lygtais tiek, kiek kainuoja mano kursai, kuriuose jūs galite pasiruošti VBE rašymui. Tai jei esate 12 klasiai, žodžiu, galit pažiūrėti ir užsirašyti. Šiandien buvome vienintelėje kavos plantacijoje Europoje.
turas su degustacija kainavo vos 14 eurų. Turas buvo labai trumpas. Ten atsiliepimuose rašė, kad tipo, mažai informacijos, neįdomus, nieko nepapasakojo, bet aš manau kaip tik, nes niekam, gal kažkam tipo, būtų įdomu ten kiekvieną žingsnį girdėti, bet aš manau, kad per tą pusvalandį spėjo gerai papasakot. Tada degustavom vyną, kurį ten gamina ir šiaip labai labai gražioj vietoj randasi. Ten tas miestelis vadinasi Agate, neįsivaizduoju. Tai ten, nežinau, kaip kokie Gavajai ar Madeira atrodo viskas. Dabar galit pažiūrėti, kaip aš geriau ten vyną. Not blessed. Можем местами поменять? Там мошка. Он такой легкий. Tada atvarėme mūsų paskutinę stotelę jau šioj kelionėj. 2 naktis miegosim šiame nuostabiame name. Jis toks didelis, aš neįsivaizduoju, čia koks reperis turėtų gyventi, kad tokį įpirkti. Jis yra labai arti sostinės Las Palmas, bet ir čia, ir sostiniai visur vyksta dabar ta siesta. Visur vyksta. Ir nuo kokių 4 iki 8 visi restoranai uždaryti. Gal sostinė ir būtų koks restoranas, bet mes savo biudžetui ir savo skonį nieko neradom. Tipo buvo čia restoranas vienas, žemėlapiuose pažymėta, kad tipo yra atidarytas, mes ten ėjom gal daugiau nei 20 minučių ir čia visur kalnai, reikia ar į kalną, ar nuo kalno visą laiką eit. Atėjom ir ten, nieko nebuvo, viskas uždaryta, sako, irgi nuo 8 tik atsidaro. Todėl tiesiog parduotuviai kažko nusipirkom ir atgal ėjom tuo baisių kelių. Selevi. Kaip smagu, kad atkimštuką paliko, kad galėtumėm vandenį atidaryti.